Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gegužės 9 dieną. Atvažiavome į objektą po 8:05. Vanduo paleistas kaip kokį gerą pusvalandį. Tai va, dabar beveik 11. Čia Sodo bendrija Rapsas, už Bezdonių 4 km. Vat objektas, Sodo didžiulė bendrija, Lietuvoje didžiausia. Kaip užsakovas sakė, sukomplektavau Sarfirksą naują hidroforą, užsakovas irgi prašė. Ir dabar apie gręžinį. Bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 6,5 metro. Iki 2,30 buvo gražus rudas smėliukas. Tada kietas akmenuotas priemolis. Ir nuo 4 metro iki 6,5 gražus vandeningas smėliukas. Na, pažiūrėkit. Gražus, be geležies. Gražios frakcijos. Gražios frakcijos labai smėliukas. Pamatavom vandens debetą. 12 litrų kibiras vandens prisipildo per 25 sekundės. Tai čia gaunasi kubas 724 litrai į valandą. Tai va, čia tokia aplinkoje, toksai vasodas gražus, labai daug augaliukų visokiausių. Šilauogės, serbentai, čia dar įvairių rūšių, va, užsako, po to paklausim. Ir visur reikia laistyti. Gegužės 9 diena dar vanduo laistymo nepaleistas. Antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis paleidžia. Tai va jau, žmogui truko kantrybė ir nusprendė pasidaryti mini grįžinuką. Tai va, puikus debetas, o šitam ant kaimyno namui gręžtas 28 metrai artesnis gręžinys, o ten kitam namui 73. Čia labai pasisekė, va, atvažiavam su džipuku prie kabelę. Čia vietos įvažiavimui labai minimaliai, čia tik tai rankiniu būdu, kaip mes gręžiamės, galim prieiti prie tos teritorijos. Nor, einu pasižiūrėti patį rezultatą. O užsakovas ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba. Puikiai tai dirba brigada. Brigada. Žungas taip džiaugiasi, kad jo pinasi liežuvis net. Taip, Ja. super vanduo švarus. Be geležies geras, 1,7 kubo į valandą, tai yra didžiulė pergalė iš tikrųjų. Šauniai greitai, kaip sakant, kaip specialistai. Nu, dažniausiai, kai vanduo yra, tai greitai ir pasidaro. O kai vandens nėra, kai sakau, grunto nepakeisi, vandens neįdėsi. Visą dieną prasignysi ir tik tai už žvalgybą tos paėmė pinigėlius. Ir va rezultatas. Vanduo kaip krištolas. Pilnai prasivalęs. Nu tai va, gražiai va bėga. Visiškai va. Kiek čia sakėt metrų žarna? 30. Nu, 30 metrų žarna. Taip, čia gal taip kamera neperdada pačio to debeto vandens, bet su trumpa žarna varo labai gerai. Va taip ir. Ir dabar dar papasakokit, kokių čia rūšių auguliukų turi. Čia laugės yra. Šilauogių turim, slyvų turim, plėšnių turim. Taip. Persikų. O persikai jau taip visame vaisių duoda ar dar? Persikai šiemet, jeigu nenušalo, nes šiandien černa buvo, tai žydai krauna metu. Krauna, ne? Plėšnių yra, o slyvos irgi neaišku, nes buvo šalnas. Taip. Tai va, Tai vat matot, taip, vat, žmogus sodininkas, geras žmogus, geram žmogui vanduo, aišku. Va, sklypas toksai. Čia kiek pas jų 6 arai? 6 arų sklypas ir vieną augaliukai, va, pasižiūrėkit, vieną augaliukai, trešnė, šilauogės, vėl trešnė. Ir viską reikia laistyti. Dar Sodo bendrija, Sodo pirmininkas niekaip vandens neįjungia. Nu, o mes dabar jau įjungiam. Jau laistymą vandenį ir čia jau geriamas vanduo, jau tokį vandenį namo vešitas. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki. Dėkui. Iki.